Tony Sports. Viskas krepšiniui. Sveiki, čia Renaldas Seibutis. Sveikinam sugrįžus į Lietuvos rinktinės stovyklą. Ačiū. Labai jūsų pasilgome. Pasakok, Renaldai, kaip tu sekėsi sveikti? Ir kas ten buvo per operaciją? Operacija, tai jau čia turbūt daktarų reikėtų klausti, kas ten tiksliai. Ta prasme įvyko, žinau tik tiek, kiek ir spaudoje rašė, ta prasme. Čia buvo skruostikulis dviejose vietose ir žarnikaulio ten daugėlį skilus. Tai sekėsi, ta prasme, atsigavinėti lyg ir gerai, kaip ir daktarai liepė, ta prasme, 2 savaitės po operacijos vengti fizinių krūvių, tai pagal to plano ir laikiausi, po to iš karto sekė reabilitacija ir sportai. Taip kad jau 3 savaitė, ta prasme, fizinis paruošimas ir daugiau metimai tokie. Tai jau pilnų krūvių gali dirbti, ne? Fizinį paruošimą tai jau dirbau pilnų krūvių paskutinės 2 savaitės, o kontakto nebuvo tiesiog galimybių to kontakto turėti ir ta prasme 5 prieš 5 neturėjau, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Tai dabar veidą reikia saugoti su kaukė apsauginė, ne? Ja, turiu kaukę, žiūrėsim, kiek čia tos kaukės man reikės. Būsi kaip Batmanas. Ja, žiūrėsim. Tai dabar iš vis kiaurai viskas liks. Nu, tikėkimės. Dar tada papasakok apie, kaip tos pavyko stebėti. Ar sunku buvo stebėti vyrus, kur prie tavęs žaidė, ir ar keldavaisi naktimis? Visas varžybas kėliausi ir draugiškas, ir Venezueloje. Palaikiau komandą tiesiogiai, o ta prasme sudėtinga gal kaip ir nebuvo, kažkaip vis tiek kitaip žiūriu tą krepšinį, buvau tas iki tos traumos buvau su rinktinė, vis tiek ir tos derinius mačiau kažkaip kitaip giliau, biškutį analizuoju, žiūri ir prasme, šiek tiek su Puerto Riku, biškutį buvo paskutinis kėlinukas toksai nervingesnis, o visos kitos varžybos taip ramiai, nes Venezueloje pasirodė, kad komanda susižaidžia ir pradeda rodyti gerą krepšinį. Supratau, tai dabar dar labiau pagelbėsi komandai. Tikiuosi. Ja, ačiū labai. Sveikinu sugrįžus. Ačiū. Renaldas Seibutis. Tony Sports. Viskas krepšiniui.